Tai įgyti kontrolinės rungtynės pralaimėjimas prieš rungtynes Kurtinaitis Rimas sakė, kad komanda su NBA žaidėjais debiutantais bandys žaisti kitokiu braižu, daugiau akcentuoti tas individualias savybės. Kaip tas pirmas vaizdas, aišku, pralaimėjimas, bet kaip vaizdas aikštėje atrodė tau? Aišku, jūs pirma norisi visada laimėti, nesvarbu, draugiškos rungtynės oficialios norisi laimėti, bet aišku, kažkiek braižas keičiasi, vis tiek nauji žmonės, viskas, bet vėlgi galbūt kažkiek dar reikia laiko, viskas, nes tikrai susirinkom nepilną savaitę, tai dar kai kur nejaučiam vienas kito, tai dar reikia kažkiek padirbėti ir gerai, kad čia draugiškas rungtynės buvo, nes tikrai, kaip sakiau, nėra lengva. Vieniems sezonas anksčiau baigės, kitiem vėliau ir kiti dalykai, tai tas kažkiek neprideda, bet sakau, dar turim laiko, tai reikia daryti viską, kad oficialiuose rungtynėse būtumėm geroj formai. Šią savaitę vis tiek pagrindinė tema yra tie debiutantai iš NBA. Gal nuo Kasparo pradėsiu, nes šiandien per 2,5 kėlinio double surinko 10 rezultatyvių išskirstę. Ir šiaip atrodo toks jauno amžiaus, bet ta branda aikštelėje jaučiasi. Kokį tau įspūdį paliko? Gerą įspūdį. Nelabai jo mačiau žaidžiančio apskritai, tiek kaip jis buvo Barcelonoje, tiek dabar NBA, tai nustebino tikrai iš gerosios pusės, nes kad ir jaunas, bet puikiai vadovauja komandai, užtikrintai gali pats užsibaigti, didelis kaip žaidėjas, tai tikrai džiugu, kad jis yra rinktinėje ir iš visi ateityse laukia. Aišku, ir Matas debiutavo šiandien, tas debiutas gal kiek labiau prisvilęs, bet turbūt jo potencialo bejot neverta. Kokį tau vėlgi tą įspūdį palieka pirminį? Ne, įspūdžiai tai patys geriausi. Vakar mačiau Margo interviu, tai galiu tik jam pritarti, nes tokių duomenų, taip, ta prasme, ūgis kaip centro žaidžia, kaip gali žaisti kaip pirmas, tai tikrai kažkiek mums neįprasta matyti. Ir sakau, duomenys neeiliniai ir vėlgi labai jaunas žaidėjas ir manau, labai iš visi ateitis laukia. Šiaip tų tokių atletiškų arba ilgų, sakykime, žaidėjų turbūt galima rasti vos ne visose lygose. Kas Matą daro tokių išskirtinių? Sunku pasakyti, vėlgi, aš savaitę jį matau, tai sakau, per treniruotis kartais kaip kažką padaro, tai stebėsi, atrodo, man vis tiek jau. Aš daug to krepšinio matęs, bet vis tiek dar sugebi nustebti, tai tikrai, sakau, tie judesiai, viskas matos, kad amerikietiška mokykla ir sakau, labai smagu, kad jis yra rinktinėje. Tai vis tiek yra būdų 20-mečiai, Amerikoje tobulėja, Matas ir augęs Amerikoje. Ar jaučiasi tie tokie galbūt kultūriniai kartų skirtumai kažkokie, kokie tai yra vyrukai rūbiniai ir kasdieniam gyvenime? Aišku, kažkiek jaučiasi natūralu, vis tiek Matas užaugęs Amerikoje, tai visai kita kultūra, bet viskas yra super, tikrai super vyrukai, bendraujantis, viskas, aišku. Matas gal sunkiau su lietuvių kalba, bet tikrai stengiasi ir tikrai nėra, kad kažko išsiskirtų, visi draugiškai tikrai atvažiavom, visi siekėm vieno tikslo ir sakau, kaip šeima esam. Kiek išsilgtas buvo tas lietuviškas palaikymas? Smagu vėl girdėti lietuviškas skanduotės. Kažkiek jau pusę metų negirdėjau tas kažkiek palaikymas, bet vis tiek, kaip užaugęs tokiu palaikymu, tai visada tas tau prie širdies ir labai smagu vėl sugrįžti ir pažaisti kažkiek Lietuvoje. Vakar oficialiai Baskonė jau atsisveikino su pačiu, sakai, lietuviškas skanduotės patinka, gal traukia atgal namo jau? Žiūrėsim, dar kažkokių oficialumų nėra, žiūrim, tai kažkokių žinių negaliu paskleisti, tai sakau, dar reikia kažkiek palaukti, nežinau, ilgai, žiūrėsim. O turi kažkokį prioritetą, sakykim, tos kitos karjeros statelės, ar tai būtų noras išlikti užsienį kažkur toliau bandyti kabintis, ar galbūt jau, kaip ir minėjau, link namų traukia? Žiūrėsime bendrą visumą, sakau. Galbūt kažkas yra, bet sakau, dar reikia palaukti.